Visada kalbame apie glotnią ir lygią odą. Ir nemažai iš jūsų vis rašo, kad norėtų išgirsti, o kaipgi pasidažyti, kai amžius mūsų apdovanojo rūpesčio ir netgi juoko raukšlėmis. Taigi šiandien apie brandžios moters makiažą, koks jis ir kokios pagrindinės taisyklės. Pradėkime nuo to, kad raukšlių mes nemaskuojame ir neslėpiame. Kuo labiau jas stengsimės užmaskuoti, tuo labiau jas išryškinsime. Taigi pradėkime nuo pagrindinių taisyklių. Pagrindinė ir labai svarbi taisyklė tai yra kuo mažiau, tuo geriau. Kuo mažiau įvairios kosmetikos ant jūsų veido, tuo gražiau atrodys jis. Įdegis sendina, todėl tamsių spalvų kreminės pudros nesiūlyčiau naudoti brandžios odos makiaže. Griežti pirmamintiniai antakiai netinka. Rožiniai, violetiniai, bordo atspalviai ne. Rožiniai skaistalai taip pat ne. Taip pat nepatartina naudoti daug fiksuojančios pudros. Paakių zonoje naudokite paakių maskuoklius, o kreminę pudrą pasirinkite lengvos tekstūros. Tamsiai mėlynas, tamsiai violetinis, juodas. Pieštukas makiaže yra griežtai draudžiamas, tačiau rudi atspalviai patartini. Išvada: visom šaltom spalvom ne, visom šiltom spalvom taip. Padengus veido odą baze, keliaujame prie kreminės pudros. Kreminės pudros neturėtumėt naudoti labai didelio kiekio. Kuo daugiau pudros uždėsite ant veido, tuo labiau išryškinsite visus odos netolygumus, tai yra mūsų raukšlytes. Šiuo atveju siūlau pasirinkti liftinguojančias arba drėkinančias pudras, nes jos neryškina mūsų raukšlių ant veido, jos turi atspindinčias daleles ir yra labai lengvos tekstūros. Paakių zoną padengiame paakių maskuoklį, kuris neišryškina mūsų raukšlyčių. Keliaujame prie fiksuojančios pudros ir fiksuojame tik tas zonas, kurio mes naudosime skaistalus bei bronzantą. Tai yra skruostikaulio zona ir žandikaulio zona. Keliaujame prie bronzanto ir modeliuokime savo skruostikaulius. Tamsiname tas vietas, kurios yra po skruostikauliu. Švelniais judesiais keliaujame link lūpų. Koreguojame ne tik skruostikaulio zoną, bet ir žandikaulį, norėdami suteikti pakeliamąjį efektą. Skaistalai šiame makiaže yra būtini, tačiau nepadarykite įprastos klaidos, nesinaudokite rožiniais skaistalais ant brandžios moters veido. Šiuo atveju puikiai tiks šiltos spalvos persikiniai arba koraliniai atspalviai. Pasirinkus šiltos spalvos skaistalus, dengiame juos ant skruostikaulio. Kitas ir labai svarbus etapas tai yra antakių koregavimas. Pasirinkite šešėlį, pieštuką arba antakių gelį, kas jums yra patogiau, prieinamiau ir ką jūs turite po ranka. Keliaujame prie akių zonos ir pasirinkus kreminį šešėlį, dengiame jį ant viso judriojo voko. Svarbiausia ir pagrindinė užduotis akių makiaže pakelti išorinį akies kamputį, kuris yra šiek tiek nusviręs. Tai mes padarysime su kampučio schema. Pasirinkite rudos spalvos pieštuką. Jis turėtų būti taip pat vandeniu atsparus. Įpieškite į blakstienų augimo liniją nuo vidinio akies kampo iki išorinio akies kampo. Linijos išorinis kampelis turėtų būti šiek tiek storesnis. Storinam iki akies lanko. Keliaujame prie blakstienų dažymo. Siūlyčiau nepamiršti labai lengvą ir paprastą taisyklę. Pagal skaistalų atspalvį pasirenkame ir lūpdažių atspalvius. Šiuo atveju mes rinktumėmės šiltus, koralinius arba šiek tiek turinčius oranžinio atspalvio lūpdažius. Ryškumą pasirinkite nuo jūsų skonio ir poreikio. Nepamirškite, jog prieš dengiant lūpdažį reikėtų pasinaudoti pieštuku. Šiuo atveju aš naudosiu neutralų, neturinčio jokio atspalvio pieštuko. Jo tikslas, kad lūpdažis neištekėtų už lūpų zonos. Pasitikėkite savimi, nusišypsokite pasaulį, pamirškite apie visus rūpesčius ir pasitikite kitokį rytojų.